Juozai, tai debiutas pasaulio čempionate, kaip šiandien sekėsi, kaip vertini pasirodymą? 2.16, nu, aš tai šokinėjau paauglystėje. 18 metų, tai tas rezultatas tikrai manęs netenkina, bet šiai dienai 21 būtų maksimum buvęs. Taip sakant, išsišokinėjau rugpjūčio mėnesį, jau kai visą atidaviau, kad tik tais patekti čia, o ta forma automatiškai krenta. Ir jau nieko negali padaryti. Nu, bandėm visą treniruotis ir visą, bet nu, yra kaip yra šiandien. 21 dar buvo įmanoma, bet daugiau nebūtų išėję tikriausiai. Antras šuolis buvo visai neblogas, trečias taip pat iš tiesų nedaug trūko, nes žvelgiant iš toli tai atrodo, kad buvo labai artimi šuoliai. Jo, klausiu šarto mamos ir sesijos, jos šartu ten sėdėjo prie sektoriaus, tai sakė arti buvo. Aš ir pats jutau, buvo arti tiesiog. Gal truputį toli, gal truputį arti, gal truputį daugiau pasilenkti, reikėjo va, tokios mini detalės šur ir gal 10 vietų ten būtų pasikeitę ir ten kokios 5, bet tai buvo. Apskritai kalbant apie kvalifikaciją, buvo šiek tiek išskirtinė, kažkokia kitokia, nes daug labai kartelių kritimų ir žvaigždės kartelę numetė ir apskritai tokia įdomi kvalifikacija atrodo. Tai jau įdomumai prasidėjo vien tai, kad sužinojom, kad 90 minučių prieš rungtį bus išvedimai, kolrumas. Tai mes pramašą darėm šitam stadione, tada su autobusu dar per visą miestą, ne per visą, per kažkiek miesto važiavom į čia į stadioną. Čia kolrumas, vėl pramašta, tada čia dar vėl pramašta. Labai didelis pradinis buvo. Pradinis aukštas 2.16, tai čia labai aukšta. Tai aš pergyvenau, kad barankos negaučiau, kad 3x iš karto negaučiau, bet taip nenutiko. Tai. O kad žvaigždės neperšoko, tai Tamberi visą sezoną jisai prastai šokinėjo, tai nenustebino, o šitį dar tiksliai nežinau, kaip sušoko. Tau pirmas pasaulio čempionatas, ar jauti tą skirtumą? Toliau skrist. Žymiai toliau skrist ir gal didesnė įtampa jaučiasi, daugiau žvaigždžių viešbutį, visi vienam viešbutį gyvenam. Stadionas didelis ir daug žmonių, bet jau Europos čempionatuose Vokietijoje dar ten kažkur buvo tų žmonių 70 000 ar kažkiek. Tai gal tiesiog tas vardas, pasaulio čempionatas tas ir daro didžiausią įtampą. Birželio mėnesio, gal dar ir Liepą, turbūt nesitikėjai, gali startuoti pasaulio čempionate. Papasakoju apie tas mintis, kaip keitėsi ir požiūris, ir planas čia galiausiai startuoti. Sezonui prasidėjus nebuvau pačios geriausios formos ir šiaip geriausios nuotaikos sportinė prasme, tai pradėjau dalyvauti tose varžybose, tai LAF taurė, tai komandiniam, po to į užsienį ten į Suomiją išvažiavau. Ir nieko gero taip nesišoko, nes stebuklingai, bet sesė pradėjo man šnekėti, kad vis dėlto yra tų šansų ir pradėjo taip įtikinėti ir nelabai ištikėjau iš tikrųjų, bet gal kažkiek viduj mane papušino, gal, nežinau, sunku pasakyti, bet truputį sesė įkvėpė, kad įmanomi tie dalykai, nes gal net nebūčiau tiek varžybų dalyvavęs, gal būčiau jau pradėjęs ilsėtis, tam sezonui ruoštis, bet spaudžiau, mane spaudė ir įspaudėm kažką, bet visą įspaudėm rugpjūtį, o rugsėjų neliko nieko. Kaip mama galbūt jau įvertino pasirodymą, ką sakė? Ką sakysiu, mama, tai sakė, šaunuolis, nepradės peikti ar kažką, tai 21 norėjos, tikrai 21 norėjos. Visgi pasaulio čempionatas, išskirtinis startas karjeroje, didžiausia arena dabar pasiekta. Ką išsiveši būtent iš Tokijo, galbūt ateičiai, galbūt šiai dienai, galbūt po mėnesio apie tai pagalvosi ir užakcentuosi? Gal geriau tvarkysiu su įtampa. Už 3 metų olimpiadą Los Andželo. Čia jau didžiausia arena po olimpiados. Tai manau labai gera patirtis. Aišku, čia galim šnekėti, kad gera patirtis, tai kažkada jau ta patirtis turi pasireikšti rezultatas. Bet jau taip pas mane yra, vieni metai geri, čia turi ne, vieni metai geri, čia turi ne, tai kažką gal išmokau. Šiemet kartuoja asmeninį rekordą, dabar startas pasaulio čempionate. Kaip tą sezoną visą vertintum ir kaip tai nuteikia kitiem metam? Labai banguotai vertinu, o nuteikia manau gerai, nes kai 27 peršokau Belgrade, tai 2.30 ščilau su tiek, kad ten arti būtų Lietuvos rekordą buvo, tiesiog bišį toli atsispyriau, ten jau techniniai dalykai. Ir tas vienas šuolis nuteikė labai gerai ir dar buvo keli tokie šuoliai, kur nuteikė labai gerai ateičiai. Tiesiog reikia
pakartot, tiktais dar geriau, be jokių bangų, iš karto kas forma būtų gera, nu daug dalykų sudėt, bet nutikė gerai.